Šiandien seniausiame Europos aerodrome iš ryto buvo uždrausti skrydžiai dėl sportininkų žargonu vadinamųjų kariškių lietlempių. Todėl treniruotės prasidėjo tik nuo 11 valandos. Skrydžių eilės tvarkaraštyje nebeliko nei vieno tuščio langelio įsiterpti atvykusiems lakūnams trečiąją stovyklos dieną. Tarp jų eksprezidentui, politikui, europarlamentarui Rolandui Paksui. Tačiau nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, jis sutiko pasikalbėti apie skraidymus. Rolandai, jūs girdite čia nuolatinį lėktuvų variklių ūžimą virš vadinamojo taško, kuris aplinkiniams gyventojams trikdo ramybę. Ką jums reiškia tas ūžimas? Ar sutiktumėte gyventi, tarkime, tiesiog čia, kilimo ir tupimo tako gale? Atvirai sakant, man smagu, kad iš naujo atgimsta tos tradicijos, prie kurių aš buvau pripratęs ir visas gyvenimas buvo būtent tokios stovyklos. Ir labai džiaugiuosi, kad vėl atgimsta akrobatinis sportas Lietuvoje ir tikiuosi jis skambės. Tas ūžimas man tai yra ne ūžimas, man tai yra muzika. Ir pati gražiausia muzika, nesvarbu kokią birbynę beskristų, ar jinai būtų sovietinės gamybos, ar jinai būtų, kažkokia super šiuolaikinis, užsienietinis lėktuvas, ar Vokietijos, ar Prancūzijos. Dėl tako dabar. Mano namas Vilniuje yra tiesiai virš glisados, virš Vilniaus oro uosto glisados, tai yra virš nusileidimo trajektorijos. Ir ryte, ir vakare mane palydi didžiuliai nusileidžiantys lėktuvai, man tai labai patinka. Mano sodyba Šventojoje, šalia nusileidimo, glisados, ir man tai visiškai netrukdo gyventi. Man atrodo, kad žmonės jokių būdų negalėtų leisti, kad šitas aerodromas užsidarytų. Tai yra labai didelė dalis mūsų istorijos, mūsų kultūros. Labai daug žymių žmonių čia yra kilę. Ir tikrai aš būsiu pirmas, kuris, bet kokiu atveju stotų, jeigu reikėtų, kad jis nebūtų uždarytas. Kadangi jūs čia atskridote nuosavu lėktuvu Munį, ant kurios sparnų dabar sėdite, neturėčiau teirautis, kada skrisite. Tačiau leiskite pasiteirauti, kada planuojate akrobatinį skrydį. Praeitus metus buvo labai gražus metai, teko dalyvauti daug aviacinių švenčių. Grupinė akrobatika, tai yra 3-4 lėktuvų skrydis. Šiais metais planuočiau skridimus akrobatinius su PIEK 50, kurio šiandien dar nėra šičia. Ir vis tik tai norėčiau pratęsti su 26, toks šių metų planas. Bet ką tik tai baigėsi politinis toks akcentas, rinkimai iki to laiko nebuvo, dabar šiek tiek laisviau, matyt tai bus už keletus dienų ar už savaitės. Matote čia daug gražaus jaunimų. Skraido per 20 stovyklautojų. Ką jiems norėtumėte pasakyti apie akrobatinius skrydžius? Tai puikiausias jausmas, koks gali būti gyvenime. Tai pats puikiausias jausmas. Ir jokių būdų nesustoti, nemesti dėl kažkokios tai pirmos, antros nesėkmės, visą laiką siekti savo tikslų. Ir tol skraidyti, kol alsuojasi.